Labą. Sugrįžta išprotėjęs aukcionas. Kuom jis išprotėjęs, kas nežinot, tai jūs statote ir nežinote už ką. Tik tai laimėjus pamatysite, už ką statėte. Pirkimas privalomas, bet kaip žinot, tai visą laiką yra kažkas labai rimto. Kuom ypatingas šis išprotėjęs aukcionas, tai bus taip. Pirmas prizas, tai va, dėžutė. Beje, pasakysiu, šiandien išprotėjusiam aukcioną tik japonai ir tik labai rimti peiliai. Bus tokia taisyklė papildoma, kas 100 eurų dasideda dar vienas peilis jūsų pasirinkimui. Ne priedu, bet pasirinkimui. Sakykime, bus 101 euras, dar vieną dadėsiu, bet jūs vis tiek nežinosi, kas ten. Bus 200 eurų, 201 euras, dar vieną dadėsim. Ir taip dėsim po vieną, kiek statysit. Jeigu ten pastatysit 300, tai dar vieną dadėsim. Tai žodžiu, ir jūs, laimėtojas, galės iš visų šitų peilių išsirinkti savo tinkamiausią variantą. Tai nebūtent, kad bus sekantis brangesnis ar kažkoks, tai bus taip pat rimtas. Japonas gali būti pigesnis, gali būti dar žymiai brangesnis, bet tai bus, kad padidinti jūsų pasirinkimą, kad netyčia nenusipirktumėt peiliuką, kurį jau turit arba panašų turit, kad galėtumėt įsirinkti. Gali būti nauji, gali būti restauruoti, bet aišku, tik geri ir tik kokybiški. Tai ką, bičiuliai, sudalyvaukit ir laimėkit tokį priziuką ant nematuškų, kaip sakant. Sėkmės jums, gražios dienelės ir iki, bičiuliai.